Baltarusijos čempionams tik to ir tereikėjo. Ir po to jau įjungti papildomą pavarą Vilniaus komandai pavyko tik tai antrajame kėlinyje, kuomet po labai ilgo vijimosi ir varžovų persekiojimo jiems pagaliau pavyko susigrąžinti savo nors ir nedidelę, tačiau vis tiek šiokia tokia persvara, kurią dabar bando panaikinti varžovai. To padaryti jiems nepavyksta. Išlieka 2 taškų skirtumas. Jasikevičiaus perdavimas Babrauskui. Pražanga prieš jau yra prasižengęs 4 kartus ir yra pelnęs tik tai 1 tašką kol kas ir tą patį nuo baudų metimo linijos. O vidutiniškai jis rinkdavo beveik po 13 per kiekvieną mačą. Ir šiandien pakartoti bent jau šį rodiklį jam bus labai sudėtinga. Tuo labiau, kad dabar jis jau turi 4 asmeninės pražangas ir visų pirma bus priverstas žaisti daug atsargiau. O aidėjo tiesiog nuo Aleksandro Trifunovičiaus riksmų Rūbinė per didžiąją pertrauką, net per uždaras duris buvo galima girdėti ir įsitikinti, jog švelniai tariant nepatenkintas buvo pirmaisiais 2 kėliniais Aleksandras Trifunovičius. Na, tie Lietuvos Ryto sirgaliai, kurie matė pirmosius 2 kėlinius, matyti jautėsi lygiai taip pat. Apsigina šį kartą aikštės šeimininkai. Šarūnas Jasikevičius, 2 prieš 2 su Jonu Valančiūnu. Jasikevičius, Babrauskas. 12 sekundžių atakai, Bielica ir jį. Kalbant apie Minsko komandą, jokio stebuklingo krepšinio jie per pirmosius 2 kėlinius kaip ir nežaidė, tiesiog naudojasi tuo, jog leido jiems žaisti ir leido rinkti lengvus taškus Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. O štai dabar tritaškių metimus Steponas Babrauskas, komandos kapitonas, padeda savo ekipai įgyti jau 7 taškų persvarą. Didžiausias pranašumas gainėjasi Jasikevičius Šoną Maki. Pabaigoje pasiveja šiek tiek stumtelį. O Melvinas Sandersas ir toliau siautėja rinkdamas taškus. Trylika jų jau pelnė rezultatyviausias Minsko komandos žaidėjas. 52-47. Šonas Maki. Ir dar vienas taiklus tritaškis. Nespėja išlysti iš už užtvaros Steponas Babrauskas ir iškart yra baudžiama Vilniaus komanda. Aleksandras Kudriavcevas. 11 taškų jau surinkęs varžovų komandos žaidėjas. Tik turėta 7 taškų persvarą aptirpo iki 2. Jasikevičius. Valančiūno užtvara jam, Jasikevičius atakuoja pats, metimas netaiklus, tačiau 13 įmetė Khalidas Eleminas, 10 Steponas Babrauskas, varžovų gretose tokie žaidėjai yra jau 3, Sandersas 13, Kožanėcas 10, Kudriavcevas 11. Bent jau pavyko išlyginti kovą dėl atšokusių kamuolių Vilniaus komandai, 17-17 pagal klaidas, taip pat situacija beveik lygi. Šonas Kingas, užspaustas aikštės kampe, meta tiesiog kažkur tolyn kamuolį, tačiau jį pagriebė Minsko krepšininkai ir tritaškių metimu Aleksandras Kudriavcevas tampa rezultatyviausių krepšininkų savo komandoje. Dabar dar įsirašo į rezultatyvų perdavimą, kadangi Melvinas Sandersas pelno 2 taškus, 15 jau jų surinko Minsko komandos lyderis ir rezultatas lygus. 54-54. Niekaip negali išsibūdinti iš snaudulio nemaža Vilniaus komandos dalis. Na, taip dažnai būna, kuomet pradėjus rungtynės lengvų tempų, įjungti po to papildomas pavaras jau būna sunkiau ir ne visada pavyksta. 56-54. Jasikevičius, perdavimas Babrauskui, šis laisvas iš 3 taškų zonos. Metimas netaiklus ir atkovoja kamuolį, vėl skuba į priekį Minsko krepšininkai. Pernelyg negudraudami, greitos kontratakos ir dabar jau sėkmė šypsosi Vilniaus komandai. Iš po krepšio prameta Šonas Maki. Staigus ir rezultatyvus vilniečio atsakymas. Jonas Valančiūnas didina savo komandos persvarą iki 4 taškų. Artūras Jomantas, jam rezultatyvus perdavimas. Galingas dėjimas iš viršaus, Šonas Kingas.
antroji atakos banga, o dabar nesuveikta, atsakydami savo ruoštų sėkmingą žaidimo atkarpą. Beveik įpusėjo trečiasis kėlinys ir, kas įdomiausia, intriga išlieka. Steponas apsigina Lietuvos Ryto krepšininkai. Niulį, Bielica, Nalga, Jasikevičius ir Babrauskas. Toks Lietuvos Ryto penketas. Jasikevičius, Bielica užmynęs ant 3 taškų linijos metė Bielica. Metimas netaiklus, Jasikevičius dabar jau iš 3 taškų pozicijos ir Jasikevičius pelno 12 tašką savo komandai. Kol kas puikiai atakuodamas iš bet kokios pozicijos. 2 baudos iš 2, 2 tritaškai iš 2 ir 2 dvitaškai iš 3. Taigi beveik 100% taiklumas. Bielica po Jasikevičiaus perdavimo. Propetrovsko Dniepro komanda 104-67 ir įsirašė trečiąją pergalę. Pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Kol kas nematėme šiandien aikštėje vieno iš Vilniaus komandos rezultatyviausių krepšininkų Martyno Gecevičiaus. Matyt, bando, kiek teko girdėti, ne dėl kažkokių sveikatos problemų, apšilinėjo pilną jėgą kartu su komanda Martynas Gecevičius, tačiau matyt, Aleksandras Trifunovičius yra linkęs galbūt pataupyti Martyną Gecevičių, leisti jam pailsėti, kadangi rungtynių maratonas gana įtemptas ir nepamirškime dar ir to, kad Gecevičius ir vasarą praleido labai intensyviai Lietuvos rinktinėje ir galbūt tiesiog pabandyti leisti savo komandai surasti būdų, kaip laimėti ir tuomet, kai nėra aikštipos krepšininkas. Tačiau traumos pavyko išvengti Vilniaus komandos priekinės linijos žaidėjai. Bredas Niulį blokuoja jo metimą labai jau lengvai Laškevičius ir čia pat klysta, perduodami kamuolį Vilniaus komandos žaidėjas. Šalia jo Šarūnas Jasikevičius 12 ir 10 įmetęs Steponas Babrauskas. 3 rezultatyviausi krepšininkai. Arvydas Šikšnius iš toli, netaikliai. Bredas Niulį atkovoja kamuolį. 3 minutės ir 25 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Ir iš po krepšio, sakykim taip, eilinį kartą prameta Čemalis Nalga. Sužingsniuoja, taip, žingsniai fiksuojami Šonui Kingui. Daugiau negu leidžia taisyklės. Jau dabar padarė Minsko komandos žaidėjas ir tai turbūt, galima sakyti, išgelbėjo Vilniaus komandą nuo 2 taškų arba nuo priverstinės pražangos, o galbūt nuo 2 taškų ir dar vieno baudos metimo. Bredas Niulį. Iš 3 taškų zonos, tačiau ir vėl netaikliai ir kamuolį po savojų krepšių nusiėmė Minsko krepšininkai. Turi dar vieną šansą, artėjant į pabaigą trečiajam kėliniui, sumažinti varžovų persvarą. Čemalis Nalga. Bei sumažinti per pusę varžovų persvarą. 3 iš 4 baudų pataikė Aleksandras Kudriavcevas. Antrasis metimas netaiklus, 63-60. 2 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Na, beje, šiomis rungtynėmis tik tai prasideda Lietuvos Ryto televizijos krepšinio savaitgalis. Į VTB lygą krepšinio aistruolius pakviesime ir rytoj 15 val. 15 minučių transliacija iš Lenkijos, kur savo pergalių seriją pabandys pratęsti Kauno Žalgiris. Jo varžovas bus Sopoto Prokom klubas, kurį treniruoja Tomas Pačėsas ir galima tikėtis galbūt įdomių ir intriguojančių rungtynių rytoj tarp šių 2 komandų. Tuo labiau, kad tai bus dvikova tarp labai jau gerai viena kitą pažįstančių komandų. Abi šios ekipos yra ir vienoje Eurolygos grupėje.
Redas Niulį nusiima kamuolį po netaiklaus Bielicos metimo. Khalidas Elaminas. Prasidėjo prieš paskutinę kėlinio minutę. Taigi priminsiu, rytojaus transliacijos pradžia 15 val. 15 minučių. O kol kas šiandien dėl pergalės sunkiai kovoja Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa. Šiandieninis jų varžovas, daugkartinis pastarųjų metų Baltarusijos čempionas Minsk 2006 klubas, kol kas beveik nieko nenusileidžia. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipai atsilieka tik 5 taškais ir dabar turi kamuolį savo rankose. Šonas Kingas. Stolievičius. Jį dengia gerokai mažesnis Khalidas Elaminas. Valančiūnas, puikus jo blokas. Elaminas, perdavimas Šikšniui. Šikšnius dar arčiau krepšio atsidengusiam Redui Niulį. Ir dar 2 taškai, vėl sukuriantys 7 taškų pranašumą Vilniaus ekipai. 67-60 baigiantis trečiajam kėliniui. Prasidėjo paskutinė ketvirčio minutė. Ir pražanga Arvydui Šikšniui. Štai tokias pražangas gauna teisę mesti baudos metimus. Tačiau nepataiko dabar jau ir pirmojo metimo. Vienas rezultatyviausių žaidėjų Kudriavcevas. Ir antrasis metimas taip pat skrieja pro šalį. Tačiau atkovoja kamuolį Aleksejus Laškevičius. Redas Niulį pagaliau apsigina nusimdamas kamuolį po savojų krepšių. Ir paskutinės 30 šio kėlinio sekundžių. Khalidas Elaminas atiduoda kamuolį paskutinę akimirką Jonui Valančiūnui, tačiau pastarasis nepataiko. Ir čia pat klysta Minsko krepšinės pamainos. Gausios pamainos ant atsarginių žaidėjų suolelio. O visas rungtynės keliems žaidėjams žaisti tokiu tempu, kokį matėme šiandien demonstruojant Minsko komandą, yra tikrai nelengva. Paskutinę kėlinio sekundę pataiko.